Sveiki, su jumis speciali laida. Šiandien kalbėsime apie ekologinį ūkininkavimą. Kuo jis skiriasi nuo kitų ūkininkavimo būdų ir kokios ES paramos gali tikėtis ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai. Šiandien laidoje pas mus dalyvauja Daiva Bagdevičiūtė, Žemės ūkio ministerijos išteklių ir kokybės politikos departamento agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistė, bei Rūta Jakubonienė, projektų vadovė bei Pilnų namų bendruomenės Vaistažolių ūkio vadovė. Taigi, ponia Daiva, visų pirma, kiek Lietuvoje ūkininkų, žemdirbių ūkininkauja ekologiškai ir kokios tendencijos dabar? Šiuo metu pareiškėjų, kurie deklaruoja bei sertifikuoja plotą, yra apie 2600. Tendencija yra tokia, kad pareiškėjų skaičius nuolat mažėja, tačiau ne labai jau taip intensyviai, tačiau plotas didėja nuolatos. Manome, kad tai išlieka, tokios tendencijos yra dėl to, kad tiesiog smulkiam ūkiui yra sunkiau konkuruoti, dėl to ūkiai jungiasi, stambėja, tačiau plotas didėja. Tai reiškia, ar tų ūkininkų daugėja, ar vis dėlto jų mažėja? Na, kaip čia pasakius, jie tiesiog kooperuojasi. Tai svarbiausias iš tikrųjų dalykas tai, kad mes išlaikytumėm kuo didesnį ekologinių tą būtent plotą. Ir aišku, tai galbūt nėra labai gerai, jeigu tie yra labai stambus ūkiai, kadangi vis tiek ekologinis ūkis turėtų išlikti šeimos ūkis, kad būtų kuo daugiau įdėta rankų darbo pačio, o ne toks jau labiau pramoninis ūkis. Ir vat, ką norėčiau irgi pasakyti, Lietuvoje vidutinis būtent ekologinis ūkis tai yra apie 55 hektarus, tai yra toks vidutinis ūkis. Kuo iš esmės skiriasi ekologiškas ūkininkavimas nuo įprastinio? Įprastinėme ūkininkavime nėra ribojamas nei cheminės trąšos, nei apskritai pesticidai, herbicidai, nei augalų apsaugos priemonės. Vienintelis tik tais dalykas galbūt yra reikalaujamas, tai išlaikyti gerą agrarinę aplinkosauginę būklę, tai yra, kad piktžolės nestelbtų pasėlių. Į ekologinėme ūkininkavime taip pat tas reikalavimas yra, tačiau su juo, kaip jį įgyvendinti ir įvykdyti, yra sudėtingiau, kadangi tu negali naudoti nei herbicidų, turi iš tikrųjų kovoti būtent mechaniniais būdais, taip pat galbūt prisideda prie to kovojimo, tai be abejo ir tinkamas augalų pasirinkimas, būtent rūšių, kurios gali nustelbti piktžolės. Ir iš tikrųjų ūkininkauti yra sudėtingiau. Tai yra būtent ir apgalvotas būtent sėjomaina ir ūkininkavimo būdas. Ponia Rūta, jūs iš savo praktikos man dabar pasakykit, ar yra iš tikrųjų sunkiau ekologiškai ūkininkauti? Na, ekologiškai ūkininkaujant, mes Pilnų namų bendruomenių Vaistažolių ūkis augina ir ruošia, perdirba vaistažolės, vaistinius augalus. Tai manyčiau, kad tai apima labai daug, užima rankų darbo. Ir viskas yra atliekama rankomis, nenaudojant jokios technikos. Galbūt tiek tas piktžolės, jeigu jos ten yra kaip vadinamos piktžolėm, tačiau mums tai yra tos pačios vaistažolės, vaistiniai augalai, kuriuos mes surenkame. Na, galbūt kažkiek mažesni derliai. Tačiau noriu pabrėžti, kad auginant ekologiškai augalas pasiima iš dirvos tiek ir susirenka viską, ką geriausia. Reiškia, gal jisai ir tiek neužauga tonomis to derliaus, tačiau savo vaistinėmis visomis veikliųjų medžiagų kiekių tai yra pasiima tiek, kiek reikia, sukaupia tiek, kiek reikia. Kaip jau minėjot, Pilnų namų bendruomenėje auginat vaistažolės. Kaip kilo mintis ir kodėl vaistažolės? Pilnų namų bendruomenė tokia labai įvairialypė veikla jos yra. Tai yra besikuriantis vyrų vienuolynas, kurio misija yra darbas su priklausomais asmenimis, tai yra
žmonės, kurie priklausomi nuo alkoholio, nuo narkotikų. Ir būtent mes socialinę psichologinę reabilitaciją atliekame ir viena iš sveikimo programos dalių yra būtent darbo terapija. Atsikėlę, pradėjo kurtis Panaroje, labai galvojama, kad čia mes tai darbo terapijai tiem žmonėm galėtume pasiūlyti. Ir kadangi tęsdami galbūt senovės vienuolynų tradicija, kur kažką tai augindavo ir vaistažolės, ir vaistinių augalų daržus, kur ir save gydydavo, ir aplinkinių kaimų žmonės, taipogi įrengėm ir herbulariumą. Ir kilo mintis, kadangi tai yra nederlingos žemės, mažiau ūkininkauti palankios žemės, mes pagalvojame, kad galbūt labai dėrėtų mums įkurti vaistažolių ūkį, tai ir grožis, ir darbo terapijos elementas, ir sukurtos darbo vietos aplinkinių kaimų žmonėms, ir tiesiog naudingas, tiek augalai naudingi, tiek ir žmonių sveikatai, ir gaminam skanias arbatas. Norėčiau dabar paklausti jūsų abiejų. Iš principo, pirmiausia, išsiaiškinkim, kokie apskritai yra ūkininkavimo būdai ir kuo jie vienas nuo kito skiriasi, ponia Daiva? Ūkininkavimo būdai yra 3. Tai būtų įprastinis, išskirtinės kokybės produktų auginimas bei ekologinis ūkininkavimas. Tai, kaip ir minėjau, būtent įprastinis ūkininkavimo būdas neriboja nei mineralinių trąšų, tarkim, yra tik tais ribojamas galbūt organinių trąšų, tai yra 170 kg azoto į dirvą įterpti, tačiau nėra ribojami nei herbicidai, nei pesticidai. Tuo tarpu būtent išskirtinių produktų gamyboje yra leidžiami irgi naudoti herbicidai, pesticidai, trąšos, mineralinės, tačiau jų kiekis yra sumažintas. Tuo tarpu ekologinėme ūkininkavime, kaip ir minėjau, neleidžiamas jokios sintetinės ir cheminės medžiagos, tik būtent organinės trąšos, sėjomaina, gal Daruta kažką pridės? Tiesiog galbūt vieni augalai vienas medžiagas labiau iš dirvos paima, kiti kitas. Tai tokius vienmečius augalus, kaip mediatkas, nasturtus, mes tengiamės pasodinti tiek į kitą vietą. Na ir keičiame augalų sodinimo vietą. O daugiamečiai augalai tai maždaug išlieka toje pačioje vietoje 3-5 metus. Čiobrelį, pavyzdžiui, citrininį čiobrelį mes keičiame jo buvimo vietą ir atnaujiname kas 3 metus, tokią pipirmėtę kas 4 metus maždaug jos vietą. Na taip augalai ir atsinaujina, ir atsimaino. Na, išskirtinės kokybės produktas. Vis dėlto, kam jis labiau artimesnis? Ar ekologiniam, ar įprastiniam? Čia tiesiog galbūt yra toksai tarpinis produktas tarp įprastinio ir ekologinio, kadangi tai negalima būtų lyginti, galbūt tai yra kaip ekologinis, kadangi minėjau, tai iš tikrųjų yra paprasčiau auginti išskirtinės kokybės produktų dėl ir tų pačių trąšų ir kenkėjų. Tuo tarpu šiek tiek yra geresnis galbūt produktas, kadangi apribojama yra ir tų trąšų kiekis ir ten, tarkim, naudojamų herbicidų ir pesticidų kiekis nuo įprastinės kokybės. Tai galbūt tai būtų toks tarpinis variantas patiems pirkėjams, vartotojams, kurie galbūt dar nėra apsisprendę. Bet manyčiau, kad ekologinis produktas tai yra aukščiausios kokybės produktas, išlieka. Jeigu kalbant apie produktą galutinį, kuogi tas produktas vartotojui galutinis ekologiškas skiriasi nuo įprastinio arba kuo jis geresnis? Galbūt. Tai visų pirma, galbūt būtent jeigu vartotojas tiesiog rūpinasi gamta ir jos saugojimu, tai galbūt tai ir būtų pirmasis stimulas, kad būtent ekologiškas produktas yra užaugintas draugiškoje aplinkoje, kitaip tariant, tai yra produktas, kuris neteršia dirvos, išsaugo, tarkim, didina jo humuso kiekį, taip pat neteršia vandenų, tai yra neįsiplauna tos, tarkim, cheminės ir mineralinės trąšos į požeminius vandens
vandens sluoksnius. Taip pat įsaugo pačią bioįvairovę, kadangi nėra naudojami, kaip ir minėjau, herbicidai, pesticidai. Ir tarkim, dėl tų visų nenaudojamų cheminių trąšų, tai produktas užauga sveikesnis, galbūt jisai yra šiek tiek mažesnis, tačiau išlaiko savo tą pačią ir maistingumą didesnį, ir naudingumą, ir visas gerasias savybės. Pone Rūta, jūs Pilnų namų bendruomenėje ne tik auginate vaistažoles, bet ir gaminate iš jų arbatas. Kuo jos geresnės yra negu įprastinės? Kodėl vartotojas turėtų pirkti būtent ekologišką produktą, jūsų manymu? Na, ekologiškų ženklinimų pažymėtas produktas jau jis yra saugus produktas. Mes pirkdami tokį produktą žinome, kad mes jame nerasime nei nitratų, nei kokių pesticidų likučių, švino likučių, radioaktyvių medžiagų, nes tai yra viskas tikrinama laboratorijose ir veterinarijos tarnyba tikrina, ir ekoagros tikrina, ir visi žiūri, kad tas augalas, ta produkcija būtų užauginama švari ir kokybiška. Tai žmogus pirkėjas, kuris paimdamas ar mūsų arbatą pirkdamas, ar įprastinę arbatą, kuri užauginta neekologiškoje aplinkoje, tiesiog jis turi pasirinkimą, ar tą arbatą gerti natūralią, kuri išlaiko savo ir kvapą, ir skonį, ir tiesiog išvaizdą jos ir visos organoleptinės savybės labai puikios, ar pirkti kitą įprastinę arbatą, kuri nėra išauginta ekologiškoje aplinkoje ir gali būti ir su nitratų likučiais, ir su švino liekanom, ir kitais visais sunkiaisiais metalais. Na kągi, o štai daržovės auginantis Pasvalio rajono ūkininkas Algimantas Markūnas sako, galys akivaizdžiai parodyti, kuo skiriasi skirtingai užaugintos daržovės. Pažiūrėkime. Ant morko galbūt taip nesimato tas auginimo skirtumas, bet žodžiu, labai išryškėja skirtumą ant kopūsto. Jeigu paimtume ekologinį kopūstą, tai užauga praktiškai tokio dydžio galus, kaip ir minėjau, kažkur tai iki kilogramo, ten 800 gramų, 900 gramų iki kilogramo. Jeigu paimtume apie išskirtinę kokybę, tai jau kopūstas būna jau didesnis. Būna ir kilogramų, pusantro iki 2 kilogramų būna. O jeigu paimt dar kitą, yra įprastinis, jau galima užauginti kokį didelį kopūstą. Tai žodžiu, visi 3 kopūstai ir labai matas skirtumas auginimo. Taigi, kaip matėm, derliai yra mažesni ekologiškai ūkininkaujant. Kokios ES paramos gali tikėtis ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkai? Būtent kompensuoti tą nuostolį, kaip ir matėme iš reportažo, būtent gaunama derlių tarp įprastinės ir ekologinės produkcijos yra mokama kompensacinė išmoka. Tai tarkim, pareiškėjai, kurie augina javus, gauna 742 litus už hektarą, pareiškėjai, kurie augina daržoves ir bulves, gauna 1518 litų už hektarą, kurie augina vaistažolės, tai 1687 litus ir užauginus ir sodus yra 1780 litų. Ir norėčiau irgi pabrėžti, kad būtent šią paramą gauna tiek ekologinės gamybos ūkiai, tiek pereinama į ekologinę gamybą ūkiai. Pone Rūta, ar jūs naudojatės ES parama pagal kaimo plėtros 7-13 metų programą? Taip, mes naudojamės, mes jau naudojamės parama 2004-2006 metų parama ir dabar 7-13 metų parama, taipogi esame šitoje programoje. Reiškia, jūs gaunat kaip kompensaciją, taip, už hektarą? Taip. Dabar ta parama suma mokama dėl ko? Kokiu tikslu? Būtent, kad padengti tos nuostolius ir tą derliaus nepriteklių, taip pat už tai, kad tu saugai aplinką, nenaudoji tų, minėjau, sintetinių ir cheminių trąšų ir dėl derliaus nuostolių. Pone Rūta, papasakokit, galbūt žiūrovam apskritai įdomu apie patį procesą, nuo dirvos iki to pakelio, į kurį jūs jau dedate tas vaistažoles. Kaip ten viskas vyksta trumpai?
Paprastai tai ir paruošiama dirva, suvežamas kompostas, perkasama, daromos lysvelės ir siejami vienmečiai augalai, tokie kaip medetkos, nasturtos, pupelės, visi prieskoniniai augalai daugumoj siejami kiekvienais metais į paruoštą dirvą. Na ir po to žiūrime, kaip jie auga ir kai jau ateina laikas ravėti, visas tokias piktžolės kabutėse, tokias kaip pasiūklius, žvaginę, trikertę žvaginę ir pukelius, na vienu žodžiu mes visus susirenkam ir tai būna mūsų vaistažolės, toliau mes jas išdžioviname ir taip pat perdirbame. Pražysta augalai, renkami žiedeliai, visi atskleidę saulėtą dieną, jau kai žolė ar ten gėlė ar vaistažolė išleidžia savo kvapą, ir pasako, esu pasiruošusi, kad mane nuskintum, tai tada mes jas ir skiname. Va, per lietų jokių būdų ne, nes jinai tada būna užsidariusi. Na ir toliau visas džioviname savo džiovykloje, taip pat sertifikuota yra džiovykla. Džiovinamos vaistažolės yra 3 paras, jos per 2 pirmasias paras yra nutraukiamas drėgmės kiekis ir perdžiovinamos, o 3 parą, kad atgautų jau savo reikiamą lankstumą ir tą drėgmės kiekį, šiek tiek ventiliuojame aplinkos orų ir tokiu būdu išdžiovintos vaistažolės nepraranda savo nei spalvos, nei kvapo, būna tiesiog, tokios kaip iš lauko, kaip gėlės. Toliau visa tai eina į sandėlį ir toliau supakuojami į maišelius. Tam, kad produkciją vadinti ekologišką, nepakanka vien tik tai auginti nenaudojant jokių trąšų. Ta produkcija turi būti sertifikuojama. Koks tai procesas? Kam to reikia? Be abejo, tam, kad produktas galėtų būti vadinamas ekologišku, reikia kontroliuoti būtent visą procesą. Tam būtent ir yra sertifikavimas. Būtent yra sertifikavimo įstaiga, kuri sertifikuoja tą gamintoją ir užtikrina, kad, tarkim, jeigu tai yra ir tik augintojas, jeigu tai yra ir perdirbėjas, kad būtent būtų produktas nuo žemės iki stalo, tas procesas būtų būtent vykdomas pagal atitinkamus reikalavimus. Ponia Rūta, ar sunku sertifikuoti savo ūkį, buvo produkciją? Na taip, reikalavimai išties yra dideli ir juos visus atitikti iš pradžių buvo sunku, bet dabar jau žinant ir įsisąmonintas tas visas taisyklės jau gaunasi automatiškai, jau tiesiog nebegali kitaip dirbti. Ir patikros metu jau viską gali parodyti ir pasikonsultuoti irgi, kaip geriau daryti ar dar ką nors, bet reikalavimai tikrai dideli yra. Kaip mano, tie reikalavimai yra teisingi? Jų reikia? Manyčiau, kad taip. Taip. Nes mes visi linkę kaip paprasčiau viską daryti. O laikytis reikalavimų reikia tai, kad produktas galutiniam vartotojui patektų saugus. Tai yra žmogaus sveikata, už kurią mes visos grandys esame atsakingi. Pone Daiva, jeigu taip trumpai, pagrindiniai reikalavimai, norinčiam pradėti, tarkim, ekologiškai ūkininkauti, ką pirmiausiai žmogus turi žinoti arba padaryti? Tai, tarkim, galima būtų iš pradžių atskirti 2 dalykus. Norinčius ekologiškai ūkininkauti ir norinčius ekologiškai ūkininkauti bei gauti paramą. Kadangi gauti paramą, tarkim, remiami produktai, auginami produktai yra ne visi. Yra tam tikras sąrašas, būtent jeigu pareiškėjas pasirenka kažką auginti iš to sąrašo, jisai gauna paramą. Kitu atveju jisai gali tik sertifikuotis. Mes nedraudžiame, bet už, tarkim, tą auginamą produktą jau pareiškėjas paramos negauna. Tai, tarkim, jeigu tu pareiškėjas nori ir sertifikuoti, ir deklaruoti, tai visų pirma, jisai turi turėti be abejo žemę, kuri tarkim, arba turi turėti pereinamąjį laikotarpį, kaip ir minėjau, arba turi pareiškėjas pateikti būtent dokumentus įrodančius, kad 3 metus pas jį nebuvo būtent toje žemėje naudojamos cheminės trąšos. Tuomet yra pereinamas laikotarpis sutrumpinamas. Pone Rūta, jums pereinamas laikotarpis buvo trumpesnis nei 3 metai. Kodėl? Mus sertifikavo kaip ekologinį ūkį per 1 metus.
Dėl to, kad mūsų ūkis ir plotas randasi Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje, Natūroje 2000 ir tai yra švarus plotas. Aplinkui yra miškai ir ten buvo vienkiemis tame plote, kur mes auginame ekologišką produkciją ir aplinkui miškas. Kadangi miškai buvo purkšti ten prieš 10 ar 20 metų, tai ekologiška aplinka ir tuo tikrintojai įsitikino, tai mes ekologinį sertifikatą gavome per 1 metus. Mums nereikėjo pereinamo laikotarpio laukti nei 2, nei 3 metų. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama gauna ne tik augalininkystės ūkiai, bet ir gyvulių augintojai. Už ką jie gauna? Taip, gauna ir gyvulių augintojai, bet jie gauna būtent už daugiamečių žolių plotus, naudojamus gyvulininkystei. Tai yra, jų gyvuliai turi būti būtinai sertifikuoti ir be abejo sertifikuotas daugiamečių žolių plotas. Ir tai sudarytų būtent 438 litai už hektarą tą išmoką. Ir šią išmoką taip pat dar gali gauti sėklininkystės ūkiai. Dabar dar kalbant apie produkciją. Vartotojai, kaip atskirti, prekybos centre, tarkim, kad tai yra ekologiška produkcija? Koks turi būti būtinai ženklinimas? Vartotojas galėtų atskirti produkciją, būtent, kad tai yra ekologiška, pažiūrėdamas ir pamatydamas 2 ženklus. Tai yra pirmasis ženklas, tai yra europinis ženklas, kuris yra privalomas visoje Europos Sąjungoje. Tai yra žalesis fonas ir žvaigždučių lapas. Po to ženklų būtinai turi būti šalies inicialai, žodelis eko ir sertifikavimo įstaigos kodas. Šis ženklas, kaip ir minėjau, yra privalomas visose šalyse. Taip pat kai kurios šalis ir jų tarpe ir Lietuva turi nacionalinį ženklą, kuris yra taip pat dedamas būtent prie europinio ženklo. Tai vartotojas pamatęs šios 2 ženklus gali drąsiai rinktis tą produktą ir žinoti, kad jis yra tikrai užaugintas būtent pagal visus reikalavimus. Norint gauti paramą, būtina produkciją ir realizuoti. Ponia Rūta, ar jums pakanka pirkėjų? Pirkėjų tikrai pakanka. Mes dalį produkcijos sunaudojam savo reikmėm ir kitą dalį realizuojame ekologiškų produktų parduotuvėlėse. Visi tiekėjai, kaip galima sakyti, tai yra parduotuvių savininkai, susirandamus, sudarom sutartį ar susitariam ir tiekiam pagal jų užsakymą, tiekiam jiems mūsų arbatas ir prieskonius. Šaltai žiemos vakarais, kokios arbatos sveikiausios būtų gerti? Sveikos visos arbatos. Čia priklauso labai individualiai, kiekvienam žmogui yra savas skonis ir savas kvapas. Bet nežinau, daugiausiai vartotojai jau daugelį metų mėgsta mūsų arbatą pavadinimu Ramybės upė. Tai nuteikia šiltai, ramiai praleisti vakarą kartu su šeima. Pone Daiva, koks ES požiūris į ekologišką ūkininkavimą? Ar skatina, ar ne? Šiuo metu netgi irgi naujame reglamente tiesioginių išmokų yra tokia nuostata, kad būtent jau dabar visi pareiškėjai, net ir įprastinių ūkininkavimų, turės laikytis to vadinamo tokio žalinimo elemento. Ekologiškai ūkininkaujantis būtent pareiškėjai šio elemento neturės laikytis, kadangi jau automatiškai ekologinis ūkininkavimas bus suskaitomas kaip jau vykdantis tą visą žalinimą ir saugantis aplinką bei tausojantis. Na kągi, tikėkime, kad ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams, žemdirbiams sąlygos tik gerės ir tų ekologinių ūkių daugės. Be abejo, mes tenksimės. Mūsų laidos laikas šiandien baigėsi. Priminsiu, kad pas mus dalyvavo Daiva Bagdevičiūtė, Žemės ūkio ministerijos išteklių ir kokybės politikos departamento agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vyriausioji specialistė, bei Rūta Jakubonienė, projektų vadovė ir Pilnų namų bendruomenės vaistažolių ūkių vadovė. O aš dėkoju visiems už dėmesį ir linkiu nesirgti, neperšalti, juolab, kad dabar jau žinote, kokias arbatas reikia gerti. Tad likite sveiki, susitiksime kitose specialiose laidose. Sudie.